Na, visko tikėsi prieš kontrolės rungtynės. Kaip sakant, buvom pasiruošę visiems scenarijams. Bendrai labai neblogas rungtynės su gera energija. Kažkiek galima prisikabinti prie atkovotų kamuolių, prie blogos trečio kėlinio pradžios ir prie turbūt paskutinės atkarpos, kurią leidom varžovom priartėti, bet tai kažkiek ir natūralu, kai susikrauni pranašumą, tai šiek tiek komanda atsipalaidavo, mano nuomonė, ko prašėm, kad neatsitiktų. Šiaip puolimas visas rungtynės tenkino, gerai dalinamas kamuoliu, gana pataikėm, gana gerai vaikščio kamuolys. Gynyboje labai gynėmės atkarpom, ypatingai turbūt džiugina atkarpa nuo pirmo kėlinio vidurio iki antro kėlinio pabaigos, taip kad vėl kažką pasibandėm iš naujo, parotavom minutės ir pridėtų negavom traumų ir su tokiom pakeliom nuotaikom einam čempionatą. Šitos rungtynės turbūt apie tos nominalius atsarginius žaidėjus pirmiausia. Jos reikėtų čia skirti. Be abejo, reikėtų išskirti ir manau, kad Deividui Sirvidžiui dar labiau minučių nusipelnė negu žaidė, nes gana gerai įėjo. Ir aplamai antras penketas labai gerai davė energijos, ypatingai gynybinė prasme. Buvo gražu žiūrėti, kai mėgavomės gynybą ir bėgam greitą puolimą, bet čia nieko nereiškia, čia tik draugiškos rungtynės. Dabar kažkiek sužinojom, kokiam lygiai esam, dabar viskas prasidės nuo nulio. Lyginant su tai, kas buvo prieš metus po paskutinių rungtynių, jūsų viduje mintis panašios, sukasi dabar? Na, kažkiek labiau išsiryškinom gal vaidmenį, sakyčiau. Ir bent pagal paskutinės porą rungtynių padėjom neblogus žingsnius į priekį, taip kad yra ir gerų ženklų. Mačas lyg ir draugiškas, bet to kontakto buvo nemažai ir Kariniauskui iš Alkūnės ir paskui Bendžius laikė. Ar užsiminėte apie traumas, kad irgi pavyko išvengti, bet ar nebuvo nerimo, kad per tokio kontakto gali kažkas atsitikti? Na, Latvijai pradėjo pralaiminėti ir turbūt jiems tai nepatiko, davė didesnį kontaktą, kažkiek gal ir leido pasimušti, bet mes sutarėm, kad nekreipsim dėmesį ir žaisim savo žaidimą. Tai manau, kad didžiąją dalį neblogai su tuo sutvarkėm, išskyrus trečio kėlinio pradžioje, kai šiek tiek mūsų tas kontaktas vėl išmušė atgal iš gero ritmo, bet aplamai tai turbūt geros kontrolės rungtynės su geru kontaktu čempionatui turbūt bus panašiai. Tas kontaktas nevirto į kažkokius blogybės traumas? Na, lyg tai ne, keli sumušimai, kelios nosis pramuštos, bet kažkur rimčiau neatsitiko. Kiek jūs dabar ta pergalė tokia triuškinanti, pakelia nuotaiką, kaip sakot, jau pakeliom išeinat, bet ar viduje visiškai esate ramus prieš tą čempionatą? Nuotaika pakelia, kiekvienas kontrolinės rungtynės parodo, kokioj tu esi formų, kokiam tu esi lygi. Mes nežiūrėjome Latvijos komandą, žiūrėjome save, stengiamės, kad išlaikyti tą fokusą visas 40 minučių, ne visada pavyko, bet pagal tai, kaip komanda žaidžia kartu, išvažiuojam, man atrodo, gana tokios ramios nuotaikos, be abejo. Čempionatas viskas prasidės nuo nulio, prasidės stresas, kažkokie šalutiniai faktoriai, bet tikiuosi, kad sugebėsim tai sukontroliuoti ir pradėsim čempionatą pergalingai. Tai Martyno irgi buvo vienas sėkmingesnių rungtynių. Kaip šitam vyrui sekasi eiti tą vaidmenį po Jonas? Labai gerai, jisai nekelia kažkokių scenų, dirba juodą darbą ir nereikalauja kažkokių išskirtinių sąlygų. O kadangi yra veteranas ir yra profesionalas, tai yra labai geras pavyzdys visai komandai. Kaip iš visą turinė galima po Taivaną užskaityti, apibūdinti, kiek buvo naudinga ir kiek jums pravertė prieš pat atsidartą? Labai įdomus turnyras, svetingai priėmė tiek fanai, tiek visas organizacinis komitetas ir manau, kad gavom iš turnyro, ko norėjom. Sužaidėm 2 rungtynės, kažkiek prisiderinom prie laiko ir klimato juostų, taip kad ypatingai baigėm 2 pergalėm, tai kad šiai dienai Taivanas paliko gerus prisiminimus. Dalia Grybauskaitė irgi prieš rungtynes apsilankė ir po rungtynių pasikvietė šaukti paskutinį pasirinkimą cikle. Kiek iš vis įneša tokia, nežinau, papildoma kažkokia nauja vėja, tokio žmogaus apsilankymas? Ar žinojot apie tai ir ar kažkiek nustebino, kad žais ir Rūbnė? Sužinom likus kelioms dienoms ir be abejo, kai toks žmogus aplanko, tai negalim nereaguoti ir
Ir tokie apsilankymai įkvepia. Ir labai džiaugiamės, kad prezidentė atėjo pas mus, o iš kitos pusės, kiek yra tekę pajusti iš savo patirties, lietuviai svetur labiau susivienyje negu būdami Lietuvoje, tai ir čia turbūt buvo toks kažkoks panašus jausmas, kada labiau susivienyje vardant tos lietuvybės, vardant tos Lietuvos. O kas tai lemia jūsų ateitis? Užsienyje mes kažkaip geriau savom vienas, kažkaip ten. Na, kažkas, nežinau, tėvynės ilgesys turbūt. Kvietėte į Filipinus kaip pergalės simbolį? Kaip? Kvietėte į Filipinus kaip pergalės? Iš tikrųjų nepakvietėm, bet manau, kad turėsim dar progą. Kaip čia, aišku, jums sunku iš žvaigždžių nurašyti, bet kaip įsivaizduojat, kiek galėtų būti lietuvių Filipinuose atvykti jūsų palaikyti? Manau, kad nebus taip kaip Europos čempionate, bet džiaugsimės tais fanais, kurie atvažiuos ir kol kas tokių duomenų neturim.